Labas, kviečiu kartu keliauti į CU4EU mokymus Briuselėje. Pirmąją dieną pradėjome nuo pažinties su komanda, ne tik sužinojome vieni kitų vardus, tačiau ir susipažinome su tuo, kaip skirtingose šalyse atrodo jaunimo atstovavimas bei demokratinis dalyvavimas. Aptarėme, su kokiais iššūkiais susidurėme ir pasidalijome gerosiamis praktikomis. Kadangi gyvenome pačiame miesto centre, po pirmosios mokymų dienos su komandos draugėmis išėjome pasivaikščioti po Briuselį, ir žinoma, paragauti belgiškų vaflių. Antrąją mokymų dieną turėjome 2 svečius. Kartu su jais aiškinomės, kaip veikia advokacija, kokie yra jos įrankiai ir principai. Taip pat sužinojome daugiau apie jų veiklą ir apie tai, kaip viskas vyksta pačiame Briuselyje. Ir dalijome savo patirtimis bei nuomonę apie demokratinį valdymą bei nevyriausybinių organizacijų poveikį šiems procesams. O po mokymų tiesiog gražėjomės pavasarišku miestu. Sekančią dieną keliavome į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, kur susipažinome su jo veikla ir pagrindiniais veikimo principais. O po pietų turėjome galimybę apsilankyti pačiame Europos parlamente ir dalyvauti jame vykusioje konferencijoje, kur galėjome įsitraukti į diskusiją apie žiedinę ekonomiką. Ir sekančią dieną pačius mokymus užbaigėme dalindamiesi savo įžvalgomis ir to, ką naujo sužinojome. Tai tikrai buvo labai turininga ir neįtikėtinai smagi patirtis. O jei tu norėtum vykti į Briuselį bei visą tai patirti pats, prisijunk prie mokymų jau gegužę. Daugiau informacijos rasi www.tavoeuropa.eu. Ate!